Prieš pradedant video disclaimeris, labai daug keiksmažodžių, taip kad užsidenkit ausis. Blet, kur mano mikrofonas suka? Sveiki mano pacientai, su jumis jūsų mylimiausias dr. J. Blan. Ir šiandien bus labai įdomi ir nepakartojamas programa, kuri vadinasi Auksinis psichas. Taigi šiandien jūs darysite testą ant psicho ir pačiam gale aš jums pasakysiu, ar jūs esate psichas, ar jūs esate normalus žmogus. Taigi, nieko nelaukdami, pradėkime su testu. Noriu priminti, kad žmonės prieš testą gyveno normaliai ir jie nežinojo, kad po mano testo jie taps tokie. Jeigu ką, tai aš patys save taip pats padarė, aš nieko nedariau, kad čia įkalbės su advokatu. Taigi, ką jūs matote ant ekrano? Ar tai yra šuo, variantas B yra klounas, C aš, D komunistas. Jeigu jūs pasirinkot komunistas, aš jau supratau, kad jūs debilas, nahui. Jeigu jūs pasirinkot, kad tai aš, jūs manęs net nežinot, taip kad eikite nahui. Jeigu jūs pasirinkot, kad čia klounas, tai jūs patys klounas, taip pat eikite nahui. Tai teisingas atsakymas yra šuo. Einam toliau. Kas tai? A skylė, B antakalnis, C kančios, D aš antakalnį dėjau 4 kartų, jau tuoju man. Gerai, nieko, toliau varom. Kur yra Pepa? Čia labai sunkus yra klausimas. Aš nenorėjau tokį sunkų daryti, bet dėja reikia dėl profilaktikos. Čia yra testas ant šizofrenijos. Taip kad, prašau. Na ir pažiūrėkime atsakymą. Ajajajajaj. Na, aš nežinau. Jum truputį arba jum šizofrenija, arba jūs tiesiog atsilikęs. Einame toliau. Parašykite, ką jūs matote dabar nuotraukui. Taigi, atsakymus visus užrakinam ir tai yra ne kas kitas, kaip mūsų nuostabusis prezidentas Antanas Smetona. Taip. Jeigu jūs atsakėt kažką kito, aš noriu jums pasiūlyti pasigydyti, pas mane kaip tik yra ligoninė, mes čia dėl profilaktikos gydom pacientus, taip. Toliau eina horoskopas, aš čia neįbu. 27 metai, kažkas čia tokio, žiūrint pagal šitą laikrodį ir pagal šitą bobutę, galim sakyti, kad tai yra tikras saitas, čia kažkoks tai atkastas 8, man atrodo, kažkas čia jau išalk, ir todėl aš TV8 gavosi kažkokia tai huinia. Taip kad, pažiūrėkim, svarbiausias dalykas, ką verta žinoti, turėtumėte sutelkti dėmesį, pavojinga tingumas ir kvailumas. Šie du charakterio bruožai sukels bėdų 27 metais. Nu, jūs turite dar 2 metus, tai, pasinaudokit progą, kol jums lieka gyventi. Tai ką turėtume daryti 27 metais? Visų pirma, aš čia dabar įrašyti negaliu, jūs patys savo įsirašykit, aš per editą dabar įrašysiu. Gerai, ladna, einam toliau. Sveiki atvykę į mano TV show. Šiandien mes turėsime pasirinkti tinkamą atsakymą. Kaip matote, yra raidės. Jūs tų raidžių tikriausiai nežinot, o aš jas kaip tik žinau. Todėl aš pasikviesiu savo mylimiausią pacientą
Koks savo vardas? Evgenijus. Gerai, man pochui. Ateik, va, išspręsk užduotį. O, nu gerai. Aš noriu į... O, yra į. Gerai, tada, galbūt N. Yra N, aš paspaudžiau D. Gerai. N yra, gerai, N yra. D gal yra. O, yra D. Oho! Ha, žiūrėk, aš protingas. Galbūt A bus. O, A irgi yra. Nuostabu. Man patinka X-iukas. Aš X-iuką noriu. O, ir X-iukas yra. Aha, kietai. Aha. O, U. Čia I ar čia U? Jėbų, blėt, tiesiog spręsk. Gerai. Nu tada aš panaudosiu šitą I su piktą I. Piktą I, gerai. O, yra. Šauktuką čia reikia ar klausimą. Šauktuką tikriausiai. O, ir gavosi atsakymą, žiūrėk. Taip, čia gavome mes atsakymą, mes perdodame linkėjimus Kaunui ir, nu, galite, jeigu mokate skaityti, tai jūs suprasit. Tai dabar yra labai populiari problema su tramvajumi 1 voltu ir 4 voltais. Tai aš nežinau kaip jūs, bet aš asmeniškai pajungčiau, kad pravažiuotų 4 voltus, nes aš jų nekenčiu ir jums taip pat rekomenduoju. Nes buvo tokia situacija, kai aš kreipiausi į Bolt supportą, bet ten manęs niekas supportinti ir nebandė, tai aš net nežinau, kam rašyti support, kai jokio supporto aš negaunu. Ką jūs matote čia? Tai yra mano fotografija. Aš iš atostogų buvau atostogose ten Malibu, Savanoj, nežinau kažkur. Ir aš nufotkinau labai gražų peizažą. Vau, jūs tik pažiūrėkit. Jeigu truputį prisimerkt, galima pamatyti tokį easter eggą. Nu, jeigu jūs žinot, kas tai yra, aš jūs sveikinu. Tai, nu jo. Nu, žodžiu, tiesiog atspėkit, kas tai yra. Kągi, teisingas atsakymas yra mano atostogos. Taip, tai yra tikrai nuotrauka iš mano atostogų, kaip matote, labai primena mane. Priėjome prie rebuso ir jūs turite dabar išspręsti rebusą. Aš jums duodu 10 sekundžių, nes daugiau aš negaliu jums duoti. Vau, nuostabu. Tikiuosi, kad jūs spėjot užsirašyti, nes aš atsakymo jums nerodysiu. Taip pat noriu priminti, kad visi 100% lytinių aktų Lietuvoje vyksta be mano dalyvavimo. Jeigu manim netikit, tai štai mano foto. Dabar jūs žinosit, kad aš sakau tiesą. Mes priėjome prie... Blet, kas čia? Mes priėjome prie... kažkokios huinios, kur mašinos ir aš jums turiu klausimą. Kur aš važiuosiu, kai išlaikysiu teisės? Tai A variantas į Šilainius, B variantas į Klaipėdą, C variantas namo, D variantas tiesiai per aplinkui į autostradą 100 km/h atsargiai vaikai ir nuvažiuot nuo kalno. Ir teisingas atsakymas yra ne vienas iš jų, nes su 100 eurų kišenį aš galėsiu varyti tik tai nahu. Prašom uždėmesi, turiu pasakyti, kad jūsų atsakymai labai mane šokiravo, labai šokiravo. Ir aš jums nemokamai dovanoju abonementą į mūsų psichų ligoninę. Taip jinai ir vadinasi. Tuoj išviesiu ant ekrano, parodysiu, kaip jinai atrodo. Blet, ne ta. Va šita. Taip kad laukime jūsų čia ir pasimatysime kitame vidose, kurį jūs žiūrėsit pro kompiuterius iš mūsų ligoninės. Čiau!
Einbrecher habe.